Dėdė Rokas ir Nida. Labai pozityvus, nuoširdus, juokiausi kelis kartus. Gal tikrai labai. Ateik, bus gražu. Jis gal, sakyčiau, netgi truputį miuziklas toksai, gerąja prasme. Gal net tokio žanro nesu mačiusi Lietuvoje, todėl kad iš lietuviškų filmų. Nes ten daug muzikos ir daug savos, geros muzikos. Žodžiu, išėjau labai geroj nuotaikoj. Tai kaip dėl deserto? Labai norėčiau. Ką tik išėjau iš filmo premjeros Dėdė Rokas ir Nida. Šito filmo iš tikrųjų labai laukiu seniai, nes mano krikštasūnis, mylimas Kipras, vaidino Algiuką. Aš nesu šiaip kažkoks kino kritikas, bet žiūriu filmą, žinai geriausia, kokią emociją jisai tau suteikė. Tai vienas iš tokių pačių pirminių kadrų ir daug labai, kas tai yra kokia graži Lietuva ir kokia graži Nida. Tai puikiai parodyta ir puikiai atskleista patys gražiausi Nidos vaizdai. Ir šis filmas tiesiog sėdėjau, žinai, šypsojausi ir galvojau, kad wow, Kiprai, kaip aš tavim didžiuojas, kad tu vaidini su Starspirščiu, su kitais žymiais aktoriais, kurie su tavim kartu atlieka scenas. Man su žmona ir su visais, kuriais mes atėjom. Labai patiko, sveikinu kūrėjus, prodiuserius, režisierius su puikia premjera ir linkiu, kad šitas filmas būtų tarp top 3-tuko visų žiūrimiausių šiuo metu Lietuvos filmų. Sėkmės. Prašau. Ačiū. Labai optimistiškas, ne, iš tikrųjų reiktų sakyti, kad labai gerai nuteikiantis, labai gražių intencijų filmas, labai gražiai filmuotas vietoje, labai gražiai pafilmuotas, su labai gražiais aktoriais, bet viskas labai gražu. Aš tai džiaugiuosi už Justiną, už režisierių, galvoju, kažkada jis bus labai geras režisierius, labai gražu.